Gerbiamieji, prašau atsakyti į klausimą, iš kur šitas lapukas paimtas? Prašau verstą bylą ar parodyti. Šitas lapukas yra ištrauka iš suderintų projektinių pasiūlymų. Tai parodykit visą tą dokumentaciją, parodykit šitą visuomenį, parodykit šitą dokumentaciją. Bet čia nėra maksimum. Projektiniai pasiūlymai vizija. Tai vizija, tai kas čia? Bulvių turgelis kolegos. Ar bulvių turgelis? Čia yra pastatas. Vizija perėjus į tikrovę. Tai mums dar kartą. Ir mes nesvarstame. Bieliauskas, turto vystymo departamento direktorius, 5 bendrijų pirmininkam, dalyvavo kiti kolegos, Gerbiama Rasa dalyvavo pristatymą. Vizija, kad tai bus dujinis maksimas. Tai ko jūs slepia dabar? Kas mes neišsilavinę žmonės? Vytautas Bagdonas, bendrijos pirmininkas. Atsistojam, kas dalyvavom pristatymę. Mes suaugę žmonės, kodėl mūsų neklausom. Žmogus jisai nežino, ką šneka, tai gal tik jisai nekalba. Čia iš vis neaišku, apie ką kalbama. Aš esu Sporto 8 bendrijos pirmininkas. Aš dalyvavau susitikime ir manęs kyla klausimas, kodėl žmogus, tas, kuris nežino, ką pristatinėja visą visuomeniai. Kaip taip vykdomi tokie vieši susitikimai? Kur yra Kinderevičius, architektos direktorius? Kur? Tik buvo salėje. Kur Kinderevičius, architektos direktorius? Prašau užfiksuoti, kur jisai yra? Palaukit. Čia nebuvo Buturgus. Kinderevičius. Tegul ateina pasirodo, kur vadovas jūsų? Nes neaišku, Čia žmonės nebuvo Buturgus. Čia seniai žmonės. Jie gali pavaršyti. Duokit rasai Prašom pasirodyti, ponas. Melas per melą. Aš nežinau, kas turėtų moderuoti šitą diskusiją, bet, atleiskit, šitiek atėję žmonių stovi koridoriuje. Žmonėm nėra kur atsisėsti yra vienas dalykas. Į klausimus nesiteikite atsakyti ir bandėte pateikti, kad mes nesuprantame, kas pas mus buvo atėję ir kas paliko vizitinės ir kas mums pristatė medžiagą. Klausykit, jeigu tai vyksta tik tai farsas jums dėl pliuso, iš tikrųjų, tik tai dėl pliuso, tai yra labai apgailėtina. Labai apgailėtina, kad tai vyksta municipalitete, savivaldybei. Savivaldybei, kur yra sukurta tam, kad padėti miestiečiam įgyvendinti savo lūkesčius, kad padėti gyventi lengviau ir kad gyventi tokiam mieste, kokiame mes norime. Tai, kas čia dabar vyksta, atleiskite, iš tikrųjų yra farsas. Nedarykim, kad tai iš viešo svarstymo. Žinokit, negalima šitai elgtis su žmonėms, žinokit, tikrai. Jūsgi turite žmonės. Gal tada, aš atsiprašau, pašnekėkim tada civilizuoti.